Ką aš žinau, kvapas yra nieko. Nesikeikit. Nieko čia. Aš žinau. Čia jisai suvaidino? Ne, tai pažiūrėk. Jisai jautrus labai. Aš dar nieko nesuvaidiau. Na, biškai. Atidarysi. Gal. Nu tai pasitraukiu. Nieko čia baisiai nėra. Kęstuti, ragausit? Nes tėtis, o ne? Kęstuti. Jo, nes tikrai patogu. A kas, nepatiksiu čia kartu būti? Nu, atidarykit, ponas, pažiūrėsim, kas čia viduje. Pažiūrėkit, kokia nuostabi silkė. Ojei, kokia graži silkutė. Va, silkė, va, pažiūrėkit, graži silkė. Traškis. Ne, tai dabar viskas, dabar išlup turi. Nulup šitą. Nieko čia lūp nereikia valgyti. Ne, reikia nulupti, jinai, kad būtų raudona, būtų graži. Vaidė su žardu? Nieko čia. Su juoda duona viskas gerai. Tiek ant duonos ir jėdo. Aš nekalvoju. Bet netoj vietoj stoviu. Vis tam būtų. Nieko tu čia neuždėsi. Ką tu visą žuvį dėk ir kasi? Labai jaučiasi. Aš kęstulkį po. Duok papą ragauti. Ant rankų nubėgo. Kas? Traukite. Pasitraukite. Eik iš šoną, bamis. Vemsi? Nereikės jam. Svagūną tau. Gerai. Varyk. Nesibučiok. Gerulė? Va. Skanu. O koks skonis? Labai geras. Žiūrėk, paėmė čiūną atsikanda. Skonis. Jau susidomėjo irgi. Skonis geras. Esu ragavęs, bet tai aš matyt ne tokia. Gerai, tai blogai kaip atrodo. Ryte pavalgys Labai skanu! Rekomenduoju! O čia ojei visai neblogai. O jie kaip skanu. Jeigu nebūtų kaulų, būtų skaniau. Tai be chemijos, matai? Be chemijos. Tu, Kęstuti, tu buvai iniciatorius. Tokį nekramtyk. Bet pagai va kaulai jautėsi. Ryk, žuvėdra, ryk. Ryk, žuvėdra, ryk. Ryk. Nekramtyk, ryk. Kęstuti, ryk. O, nueis. Ką galvoja? Eina. Svagūną atneškit kas nors Kęstučiai. Žiūrėk, pas Kęstutį viskas. Žandėva, čia mama, žiūrėk, va šitoj vietoj. Tai arba spjauk, arba reikia, kitaip nebus. Bet šiaip tai va, žiūrėk, kokia graži mėsytė gaunasi jo tokia raudona, ne? Nesmirda? Smirda, va šiaip, va, labai graži raudona mėsytė va gaunasi, matot? O kodėl tu su pirštinėm ją darinėjai, Todėl, jeigu kad tau tokia graži raudona mėsytė? Aha. Donytės atneškit. Suri, normaliai. Antra hotkė? Jo, ant berniukai palaukit, toj visiems duosim. Nu, va taip mes ir dirbam. Kurie pasisukę kiaulės uodegėlės, labai gerai nusipjauna. O kur tiesus, jau reikia biškį pasistengti, bet nusipjauna ir šitie. Toks tas česnako žiedkočių pjaustymas. Darbas nėra labai jau taip jau sudėtingas, bet reikalaujantis laiko. Antradienio vakaras. Važiavom biškį, pakendensim. Bulvikės kaip gražiai. Jau buvo kedentas. Tai dabar bandysim pakedentą su ketėlim.
Kažkaip pabandysim išgelbėti moliūgėlių, nes jau pavėluota. Pavėluota. Šiaip moliūgėliai tai sudygė. Va, taip gražiai va. Moliūgėlis, va. Bet žiūrint į bendrą vaizdą, tai atrodo, kad čia ne moliūgėlis, o žolinėlis. Nu, bet ką padarysim. Tai biškį va pralėkiau, kažkiek raunas. Tai aš manau, kad, pažiūrim. Nieko, palakstysim pirmin atgal, iš pradžių lėtai, po to greitai ir kažkas vis tiek gausis geriau negu nieko. Tai kad va pasistatom, biškį jiem pafilmuosim, kaip čia mes lakstom. Ir šiandien vakar bus tiek apšimtas. Braškas jau prasodam, braškas jau prasitoda. Viskas žodžiu į priekį, viskas gerai. Yra kaip yra, kokią techniką turiu, šiaip reikėtų ne kietelių, reikėtų čionais kultivatoriaus normalaus, bet moliūgas toks dalykas, toks augalas, va, tai aš jo nepažydžiau, va, jisai čia šulimais, va, aple, o čia va traktoriukas, ir ten traktoriukas, nu čia viena kita žolė dar yra, tikrai išgyvens tas moliūgas, jisai kai įsibėgės, jeigu dabar neduos sausros ir duosim dar biškį kažkiek lietaus ir įsibėgėt, tai kai įsibėgės čia viską užgoš ir čia neliks ant tų visų žolių, jeigu ir liks viena kita, moliūgas nelabai bijo, jiems svarbiausia pati pradžia. O pradžia čia yra. Va. Gražus. Gal kai kur užkabinau, va, čiučiut. Vis tai čia irgi išgyvens. Ir čia išgyvens, va. Viskas bus gerai. Svarbiausia tikėti, kad viskas bus gerai. Šeštadienis, prieš joninių savaitgalis, turėjau reikalų. Pašinavau šitą, paprašė tokį nedidelį kampuką pašinaut. Nu ir čia prieš porą dienų pradėjau šinaut, lietus lyja, traktoriukas 2000 apsukų dirba, glest, raudona lemputė pliaukšt, tepalą ir užsižiebė. Aha, išjungiau, pastovėjau. Tikrinau tepalą, tepalų yra. Kame bėdos. Čiupinėjau patį tepalą, toksai nelabai turintis tepimo. Nupirkau naują tepalą, atsivežiau kibirą, atsivežiau tepalus, išleisim, suleisim naujus. Ir pažiūrėsim, ar čia mes jau turim reikalų, kai kiaulė pasipjovė, ar tiesiog reikėjo tepalus pasikeisti, nes šiaip išdirbė 160 valandų dabar. Variklis po tepalų keitimo, šiaip rašo pats traktoriuko instrukciją, va ten tai parodysiu, čia yra, sekundę, tai, va, išmokau skaityti japoniškai, šiaip iš tikrųjų tai Google vertėjas yra geris, nes į fotkinį išverčia net ir hieroglifus, rašo, kad reikia keisti pirmą kartą, kad po 500 valandų, visus kitus, kas 200 valandų, numoto valandų, taip vadinamai, žinai. Kodėl čia gal užkaito tas tepalas, negaliu pasakyti. Dabar dar kol nepakeičiu, negaliu žinot. Keičiam tepalus, žiūrėsim, kad čia bus. Tiesos valandėlę, einam pasižiūrėsim, užvesim dabar, pakeitėm tepalus, kažkaip keistai, visą laiką tildavo apie iki 4 litrų, šiandien supyliau 5, gal biškutį čia pakrypęs, bet labai mažai.
Žiūrim, kas čia bus. Arba būsim prisdirbę, arba tiesiog gal čia toks sutapimas viskas. Einam. Ir jeigu viskas gerai, tada liks surinkti. Gal ir viskas gerai, turbūt, kad gerai, nes užvedžiau, tepalo lemputė biškį pabuvo raudona, užgeso, užgesinau, užvedžiau, iš karto užgeso, užgesinau, užvedžiau, viskas gerai. Nu, šienausim toliau, niekur nedingsim, renkam traktorių, šienaujam. Nu va, ir nelabai įdomu. Tai nušienavom, viskas gerai, bet paskutinės vagelės čirkšti, raudona lemputė tepalo. Dirba gražiai, bet tepalo spaudimo nėra. Tai ir čia susipilk sadą, tikėkitės, kad padės ar ardytis ir jį žiūrėt. Nu, reikės starti su specialistais. Šitas tepaliukas, kol buvo šaltas, viskas buvo gerai. Biški sušilo, nu ne biški sušilo, motoras normaliai, čia va pusvalandį pasivažinėjau, pusę valandas pirmyn atgal. Ir po pusės valandas vėl lemputė čirkšti. Dar norėjau, va čia va tokius baobabus va šitos va būna lieka, po to atsistoja, jie, žinai, va tokie va visokie. Bet nedašienausiu, važiuoju, gal reikia nusipirksiu ksadą, užpilsiu, tegul padirba, gal kažkas atsistatys. Po to bandysiu gal persikoštva. Važiuosiu, pasimsiu šitą tepalą seną ir tepalas filtrą seną. Pabandysiu perpjauti, pasižiūrėti, ar yra struškės tos vadinamas. Gal daviklės reikia mechaniškai gal pasimatuoti, pasižiūrėti, kas čia daros. Žodžiu, reikalų yra. Nu, kažkaip tai taip jau atsitinka kartais gyvenimas, kad atsitinka. Nieko su to nepadarysim. Gerai, važiuojam, bandysim ksadą. Pirmą kartą paleidom višteles. Pasiganyti į laukus. Bus matyti, čia grįž vakarė ar negrįž. Skaičiuosim. O jauniklės yra, va ten uždarytos, va. O gaidys bijo neina. Jisai tik tai savo teritorijai gaidys. O į lauką bijo. Jauninės, 9 valandas, o aš dar vis šienauju. Va čia va apšienavau. Žodžiu, to išlipsiu, parodysiu, ką padariau. Padariau va tokį va daviklį, va, užvedus, dabar jau kažkaip tai laikosi apie 3 atmosferas visada lipom. Gal išgirsit, kaip čia muzika groja. Žmonės visi keliauja. Ten kažkur tai bando kauptis lietutis tenais. Tai va, šiandien padirbėjom, neblogai. Pastatėm tą daviklį. Aš buvau dar tiesą užpyliau ksado. Daviau prasidirba. Čia buvo žmogus prašęs irgi pašinauti, jau nušinavom. Tuoj darysim nuotraukėlės ir siūsim ataskaitą. Porą valandėlių šitam sklypelį mes užtrukom. Tai žodžiu, sakau jums, nepamirškite prenumeruoti. Primenu, kad aš dar turiu tokį kanaliuką Facebook'e. Vadinasi Ramūnas Samtis. Kas dar manęs neseka, tai prašom ir tenais pasiekti. Aš ten įmetu irgi karts nuo karto, ką nors, bet labai panašiai viską. Pradeda lietus lyti, žodžiu, aš daug nesikalbėsiu. Visiems ačiū, kad žiūrite.
Ačiū, kas palaikote, ačiū, kad pasispaudėte varpelę ir nepraleidžiate mano naujų video. Tai iki sekančių malonių pasimatymų.